Tarp topiarinių formų mėgėjų pats populiariausias yra buksmedis. Buksmedžiai labai plastiški augalai, iš jų galima suformuoti labai įvairias formas. Jie nebijo genėjimo, labai gerai po to atželia ir tą formą, kurią mes jiems suteikiam, išlaiko gana ilgai, nes auga jie lėtai. Šitas mano buksmedis buvo suformuotas natūralaus medžio forma. Ir jisai jau negenėtas 2 metus, todėl atėjo laikas šitą formą jam vėl suteikti, nes, kaip matote, jisai labai smarkiai vėl apaugo. Buksmedžiai gana negreitai formuoja storus kamienus. Todėl jeigu jūs turite ypač seną buksmedį ir norite pakeisti jo formą, praskleiskite šakas ir pasižiūrėkite, kokiosgi ten yra šakos. Dažniausiai jie turi daug kamienų ir pasirinkę vieną arba kelis storesnius kamienus, apkirpę kitas šakas, galite suformuoti gražų medelį. Kadangi forma šitam augalui jau buvo anksčiau suteikta, man dabar tereikia tik tais iškarpyti naujai priaugusias šakas, truputėlį apmažinti šitą visą masę, kuri labai didelė jau užaugo, ir padaryti iš jo visiškai kitokį augalą. Pradedu genėti nuo apačios ir pirmiausia nuimu šakeles, kurios yra arčiausiai kamieno arba arčiausiai šakų pagrindo. Tai tokias mažas šakeles nuimsiu, kurios yra prie šakelės pradžios. Čia prie kamieno pagrindo yra priaugę labai daug smulkių šakelių. Šitą šaką greičiausiai išvis iškirpsiu, nes jinai yra labai žemai ir gula ant žemės. Taip pat manau, kad iškirpsiu štai šitą šaką, nes jinai irgi yra labai žemai. Kadangi mano augalas jau šiek tiek paaugo, norisi jį padaryti aukštesnį nuo apačios, bet paliekant šitą dalį aukštesnį. Taip, šita didelė šaka gulėjusi apačioje iškirpta. Šitą smulkmę aš paskui sutvarkysiu gerai, čia viską išimsiu. Tokias mažas šakeles. Čia, kur ant kamieno auga, būtinai reikia nuimti, kur auga į kamieno vidurį, irgi galima iškirpti. Čia principai yra tie patys kaip ir visų augalų. Nes kas auga labai stačiai virš arba labai stačiai žemyn, visą tai sukuria tokią netvarką. Tokį augalą padaro kaip ir pasišiaušusi. Tai apkarpius šitus dalykus, augalas tampa toks tvarkingesnis. Ir čia šakelė, šitą, kaip minėjau, man jau nelabai patinka, nes jinai vėlgi beveik visai prie žemės. Tai aš ją dabar pat iškirpsiu. Žaizdas paskui aplyginsiu, nes dabar sunku prieiti. Štai ir apačia jau truputėlį atsiveria. Šitą šakelę ant kito kamieno pas mane, kaip matote, jis yra dvikamienės augalas. Tai šita šakelė irgi yra labai žemai, kita irgi yra žemai, bet abiejų išpjaut nenoriu, nes bus per daug jau plika. Ta padarysim dar po kokios poros metų, jeigu pasikels aukščiau laja. Dabar tiesiog atidengiam kamieną. Šitą šakelę taip pat norėčiau iškirpti, nes jinai užstoja visą šitą grožį man.
Paimsiu ir iškirpsiu. Čia iš karto matau, eina čia labai irgi žemyn nedidelę šakelę. Iškirpsiu. Ir va dėl šitos irgi abejoju, dar pagalvosiu, bet labai tikėtina, kad aš ją irgi nukirpsiu. Štai matot, kaip atsivėrė kamienas gražiai. Šita šakelė šakojasi, čia va, yra toks biški storesnis ūgliukas, čia smulkus, o štai čia ta pagrindinė šaka labai gražiai nueina, jinai taip gražiai išlinkusi, bet jinai vėlgi labai yra arti žemės. Dar aš apeisiu aplinkui, pasižiūrėsiu iš toliau ir labai tikėtina, kad aš šitą vadalį nukirpsiu. Taip, pažiūrėjau iš toliau ir matau, kad vis tiek šita šaka man ateityje bus nereikalinga. Vis tiek jinai man trukdys, tai aš ją nukerpu dabar pat. Štai. Liko tokia nedidelė šakelė. Ir jinai iš 2 dalių šitą šakelę. Taip iš 2 dalių. Tai taip kol kas ir paliksiu. Nežinau šitą, jeigu augs didesnė, tai paliksiu. O šį perspektyvų tai ją iš vis reikės iškirpti, nes noriu, kad vėlgi keltųsi laja aukštyn. Dabar dar štai ką padarysiu. Štai va šita šaka šakojasi 2 dalis. Į šitą eina lajos vidurį, į vidurį labiau, o šitą eina į šoną. Kamienas būna tuo gražesnis, kuo daugiau yra įvairių linkių. Jeigu jūs norite padaryti linkius, tai tiesiog reikia pasiimti šakelę, kuri eina į šoną, ją palikti, o tą, kuri eina stačiai, iškirpti ir iš karto tą padarius jums bus linkis. Tai va dabar šitą šaką aš nupjausiu. Taip, pažeidžiau biškę žievę, imkim iš kitos pusės. Maskatuoju ir telefoną, ir pjūklą. Paliko. Štai. Kai užgis žaizda, štai toks gaunasi linkis. Jinai buvo jau išlinkusi į tą pusę, į aukštyn ir dabar vėl eina šiek tiek į šoną. Taip, čia yra daug šakų ir jų čia yra tikrai per daug. Bet čia va yra viena šaka, čia yra kita šaka. Tai kad padaryti didesnį atstumą tarp šitų šakų, aš va šitą šaką irgi išpjausiu. Na, bet tą padarysiu jau pasidėjus telefoną, nes labai maskatuoju. Na va, išpjauju, va, priminsiu, jinai vat buvo štai čia. Va, dabar vaizdas toks. Ir aišku, iš karto apkarpau šitas mažas šakas, kurios yra ant kamieno. Na, čia šitus dalykus padarysiu konkrečiau paskui. Dabar kol kas, kol aš jums demonstruoju, paliksiu taip. Na ir tokiu principu kilsiu į viršų aukštyn ir atidengsiu vat šitas šakas. Čia atidengsiu, čia atidengsiu. Kai ką išpjausiu, kai ką paliksiu. Viršūnė labai sunki, labai didelė. Aš labai smarkiai žeminsiu šitą medį. Krūmą tiksliau. Nes noriu išlaikyti proporcijas.
proporcijos yra tokios. Jeigu kamienas yra plonas, tai jeigu mes sumažinsim smarkiai aukštį, tai vizualiai kamienas atrodys storesnis ir medis atrodys senesnis. Tai senas medis yra gražus medis, yra didingas medis ir norint pasiekti tą tokį seno medžio efektą, turi būti proporcingas kamienas lajai. Tai jeigu, pavyzdžiui, bus kamienas plonas ir ilgas, aukštas, o laja bus nedidelė, tai toksai medis bus suprantamas vizualiai kaip jaunas medis. Jeigu yra iš vienos vietos išaugę daug šakų, vat kaip čia yra išaugusios 5 jau šakos, 3 storos, 2 plonos, tai paliekame daugiausia 3 šakas, o geriausia 2. Tai va šitas plonas, kurios eina į lajos vidurį, aš iš karto iškirpsiu. Paskui išrinksiu aš tas šakas nukritusias. Ir dabar reikia apsispręsti va štai dėl šitų 3. Kadangi aš noriu lają žeminti, mažinti, tai aš tikrai norėčiau užkirpti va tą storiausią šaką. Jinai yra pati stipriausia ir visas maitinimas augalo eis va būtent į šitą šaką, šitas maitinamas bus silpniau. Nes pagrindinis maisto medžiagos visada pirmiausia eina į viršų. Tai šitą aš iškirpsiu, o tada vat iš šitų 2 žiūrėsiu, iš kurių formuosiu viršūnę. Bet čia va dar matau, kad irgi yra 3 šakos. Čia taip nesimato. Atidengsiu. Štai 1, 2, 3. Čia šitos 2 labai arti viena kitos. Tai šitą tikrai iškirpsiu. Galiu tai padaryti iš karto. Taip, ir dabar vat, šitą irgi mažinsiu. O šitos šakos 2 yra. Taip, čia man užstoja. Šitos 2 šakos yra labai arti viena kitos, ypatingai čia aukštyn, kai eina, jos artėja viena prie kitos. Tai būtų gerai va čia va iškirpti. Bijau, kad bus ten labai plika. Taip, apeisiu iš kitos pusės, pasižiūrėsiu. Pasižiūrėjau. Nieko tokio, tenai šakų dar yra nemažai, todėl šitą iškirpsiu va čia. Ir man šita šaka vėlgi darys linkį į šoną, kas ateityje atrodys labai gražiai. Šitą visą, taip, didelę, va tokia didelę. Iškirpu negailėdama. Tik tais ne taip paprasta čia tai padaryti. Va. Taip. Štai tokia didelė. Ir dabar vaizdas štai toks. Šita šaka dar labai užstoja. Jeigu taip pasižiūrėtume, matosi daug šakų, o kai šita šaka yra, šakų nesimato. Padarysiu aš štai taip. Pirmiausia, nukirpsiu šitą, tada nukirpsiu šitą. Šitą kol kas paliksiu.
Bet štai šita šaka irgi eina labai stipriai į viršų. O kita už jos esanti šakelė eina truputį labiau iš šono. O va čia eina šakelė irgi iš šono. Tai aš va ties šitą šakelę, šitą viršūnėlę ir nukirpsiu. Ir atsidengia vaizdas, kuris rodo, kad vėlgi šita šakelė eina labai į viršų. Tai vėlgi mes irgi ją galim šiek tiek nukrypti. Aha, čia dar yra jos netgi vėl kelios. Taip. Va. Va šitą va šaką nedidelę iškirpsiu visai. Čia toksai gavosi pasišiaušusi tokia viršūnytė, bet mes ją sutvarkysim paskui. Nuėmiau va čia apačioje buvusias šakeles žalias ir atsidengė va toks negražus kelmelis. Aš jį dabar su pjūkliuku išpjausiu. Vaizdas štai toks. Dabar noriu išpjauti va šitą va dalį. Čia, kaip minėjau, yra 3, priminsiu. Nelabai matosi. Iš tos pusės parodysiu, va čia yra 3. Va 2, 3. Šitą pačią stipriausią šaką išpjausiu. Štai iškirpau, va čia jinai buvo. Ir dabar dar nukirpsiu va šitą va dalį, kuri irgi yra gana stipri, stora šaka viršūnėje. Ir dabar, kai va taip atsidengia, matau, kad va šita šaka irgi eina negražiai, jinai tarsi kryžiuojasi su šita. Tai šitą šaką aš taip pat irgi va čia va nupjausiu. Dabar va šitoj šakoj matau tokią va šaką, labai gražiai šoną išlinkusią, o šita vėlgi irgi eina tiesi. Tai tą tiesę aš nukirpsiu ir jinai, ta visa šakytė, eis truputėlį šoną. O va šita va, vėl jinai buvo išlinkusi, o dabar labai stačiai eina aukštyn. Bet va čia va yra kita nauja šakelė, kuri yra mums reikalinga kryptimi. Todėl va šitą aš nukirpsiu vėl augančiai į viršų. Ir palieku augti va ten. Čia dabar šiek tiek plikoka, bet netrukus pradės augti naujos šakelės. Čia šviesos pakanka, mat labai gerai, kaip minėjau, atšilė šitas augalas ir tuoj pat jisai vėl bus šakotas. Taip, dabar matosi, kad va čia va labai daug šakų, čia dar labai daug šakų. Tai dabar vėlgi aš išjungsiu kamerą, šiek tiek praretinsiu ir paskui vėl parodysiu jums. Viršūnė dar vis yra per sunki. Ir va šitoj vietoj nukirpsiu štai šitą šaką. Patrumpinsiu va šitą va pačią viršūnę, patį šepetėlį šitą. Iškirpsiu ir jinai iškart pasidarys lengvesnė. Štai va tokią va viršūnėlę pačią nukirpau. Liko štai taip.
jaunos šakelės. Ta iškirpu, nes labai arti eina į šitą. Čia šitos 3 gali būti, va čia kaip ir viršūnėlė. Nauja, ta prasme kita. Ja irgi šiek tiek paskui patrumpinsiu. Čia dar irgi lyg ir per daug visko. Dar irgi išlengvinsiu. Na, bet jau mažiau. Dar va šitą vietą liko. Iškirpsiu dar va šitą šaką iki šito išsišakojimo. Čia yra irgi jaunos šakelės. Iškirpu todėl, kad jinai eina labai į tą pusę, va taip, ir medis atrodo tarsi atsilošęs. Reikėtų auginti šakas labiau į priekį. Va šita šaka yra labai gera. Jinai eina, lenkiasi į priekį. Ir kai jinai paaugs, didesnė, storesnė bus, paauginsiu čia šakeles ir medis neatrodys tas mūsų medukas toksai atsilošęs. Taip, dabar dar, bet kaip minėjau, šitą šaką nutrumpinsiu. Aš tai šitą. Pradžiai galima nutrumpinti štai tiek. Oi, ne, čia labai mažai. Štai tiek nutrumpinkim. Geriau. Jau geriau. Šitą šakelę labai aukštyn. Nuimkim. Šitą pritrumpinkim. Čia apačioje eina dar viena šaka, kuri išaugusi labai iš apačios. Aš tiesiog imsiu ją ir nukirpsiu. O paskui pasižiūrėsiu. Jūs irgi taip darot. Pirmą nukirpat, paskui pasižiūrit. Aš tai kartais taip darau. Va čia va labai dar ilgas. Ir va čia va yra irgi išsišakojimas. Nukirpsiu šitoj vietoj. Taip, šakelė sutrumpėjo. Dabar apeisiu iš kitos pusės, nes va čia dar yra labai didelės šakos. Na, niekur aš toli neisiu. Iškart va čia va ir trumpinsim štai tiek, viršūnėlę nuimam. O čia irgi labai tokia stipri šaka. Kol kas va tiek. Liko kažkas tokio. Dar jisai dabar yra gana apšepęs ir kai kur yra per daug šakelių. Jas netrukus aš apeisiu, suvienodinsiu. Išsikišusias tokias apkarpysiu. Dar kai kur praretinsiu ir jau galim bus matyti galutinį rezultatą. Štai toks rezultatas gavosi. Nežinau kaip jums, bet man visai patinka. Linkiu nebijoti paimti sekatorių į rankas. Linkiu nebijoti pažvelgti savo augalus kitaip.
suformuoti galbūt kažką visiškai naujo, visiškai originalaus, ko niekada nedarėte. Būkite drąsūs ir iki kito susitikimo.